Sveiki visi, pristatau jums armijos kvalifikaciją, kurios armijos darbuotojai taip laukia. Ja perėję galėsite įgyti piloto teises, su kuriamis galėsite skraidyti su Hydra, su Hunteriu, o po Hunterio tam tikro etapo galėsite pradėti ir laikytis pačios Hydros teises. Gerai, tada papasakosiu apie viską, ką jūs turėsite maždaug daryti. Pirmasis toksai kaip etapas bus per tokių tiltų skraidymas, nesigydant nei vieno karto, neduodam perlaikyti taip pat. Blemba, atsiprašau, nekreipkite dėmesio, labai nepatogu rekordinti šiaip, kaip taip trankausi, bet palaukit, to jau kažkaip nusistatysiu aš čia viską. Gerai, čia tada viskas normaliai ir pradedam. Skrendant vis tolyn, tarpai tokie kaip vis mažėja, siaurėja, tokių kaip įgūdžių reikia vis daugiau. Į mane tai tikrai nekreipkite dėmesį, nes aš čia koks geras toksai ekspertas arba filosofas, kuris taip galėtų padaryti. Tikrai nelabai moku aš su juos skraidyti, bet stengiuosi jums parodyti taip. Ir dar kaip kartą minėjau, tikrai lengva įsilaikyti nebus. Dar plius kaip nesigydot nei vieno karto ir tokie tarpai yra maži, bet kaip man tokiam nespeciologui, tai tikrai jums turėtų tai pavykti. Nors tikrai, žinokit, nežinau. Per šitą neskrysiu, nes čia kiek bandžiau, tai nelabai įmanoma man perskrist. Nenoriu susivaryti, nes jau rekordinu gal 2-3 kartą ir paskutinis jūsų šitas bus toksai tiltukas. Šiandien nieko šiaip sunkaus, atsiprašau. O, blet. Atsiprašau, kad nusikeikiau. Nieko taip labai sunkaus nėra. Net nebežinau, ką čia jau be pridurti. Kažkaip kartais kaip sekasi, tai geriau, tai blogiau. Nu va, kaip ir manyčiau, pervariau. Nebijokite lėktuvo taip murdyti į žemę, pusiau tikrai, nes Hunteris, kaip ir manyčiau, ką žinau, toksai normalus yra. Antroji etapo ir išsilaikymo dalis bus tikrinami jūsų kaip šturmuoto įgūdžiai. Pavyzdžiui, jums bus parinktas tam tikras objektas kaip šis laivas ir bus pridėta visokių taikinių. Ir jūs turėsite, pavyzdžiui, 10 tokių, ta prasme, raketų numušti, tarkim, 3 taikinius panašiai. Nu, kažką sumastysim, dar pakoreguosim. Taip, kokių idėjų pridėsim, bet manyčiau, kol kas tai yra aišku. Tad sėkmės tikrai linkiu, taikinių prigalvosime. Ir ką, skelbiu paskutinį tokį kaip etapą. Paskutinysis etapas bus lendimas pro, kaip čia pasakius, tokį kaip iškastą, bletnį iškastą padarytą. Ta prasme, tokį kaip skylę galėsite pasigydyti vieną kartą. Nėra čia labai taip sunku, sakyčiau, bet kaip kam žinokit pasiseka, tik tai galiu pasakyti. Man asmeniškai tai yra lengva, bet man anoje buvo labai sunku, ne prieš turminę, bet prieš tą. Gerai, tada labai dėkui, kad žiūrėjote šį vaizdelį, gal galėtumėt plius rep ant temos užmesti. Ir kas, tai lieka palinkėti sėkmės savo darbuotojams, sėkmės laikant teises ir panašiai.